Labas rytas. Šiandien einu kartu su Semi Pro dalyviais apžiūrėti praeitą kartą važiuotos trasos. Tai šiemet man leido čia sudalyvauti. Į aikšteles nenorėjau važiuoti, nes vis dėlto mašina truputį galingesnė, o čia trasa yra tikrai įdomi. Tai kolektyvas labai rimtas, varžybos čia labai stiprios, kovos labai stiprios, tai čia tikrai bus įdomu, dėl to ir atvažiavau. Kas keičiasi pas mus, tai bus siauresnė padanga. Ir treniruočių metu Marijampolėje buvo sudėtinga rasti sukibimo iš tikrųjų šitą mašiną su 2.5 padanga. Tai nežinau, padarėm maksimaliai aštrų suvedimą, kiek tik tai Sūris sakė, leidžia man. Bandysim, tikiuosi, kad geras lygus asfaltas ir mažas slėgis padangose vis dėlto duos kažkiek to sukibimo, kad eis pavyti visus šitus stiprius varžovus. Tai va kol kas tiek. Tavo, jeigu priekis yra metras nuo čia, jau reiškia, tu esi boksas. Ta linija yra clipping zona. Ir tokių nebūtina brūžinti bloko. Ten yra, matai, 3 metrų. Nebūtina. Man tie 3 metrai tai yra nesvarbu, nejaučiu. Aš suprantu, tai dėl to, kad tau yra metras. Man paklaida čia per maža gavosi padaryta. Ne, tu turi žodžiu tenai. Ir jeigu tenai daugumė jau yra gerai. Iš esmės tai aš įsivaizduoju, kad jeigu čia korekcijų nedarai, bet būni už linijos visada, tai yra tobulai. Ir žinai, tas įstatymas, va ten, kur yra tie kerbai, tavo priekinis ratas turėti palei kerbą. Ta vidinė? Jo, ten vidui turi būti tavo priekinis ratas. Tada gaunasi, atsitaikai tada visą lanką gražiai. Nes jeigu būsi ten 2 metrai iki kerbo, nepataikys į lanką. Jo. Ne, tai supranti, kas yra, jeigu šitoj vietoj dar sąmonės nepraradęs būni, tai čia gali kažką daryti. Gavariau ten iššoksti ir nebežinai ką daryti, nes baisu. Taip, tai ten kol nematai, tai viskas gerai, bet kai po to pamatai, ką padarėjai, o gripo nėra, kai pakyla mašina. Tai atrodo, kai kažkom tai yra vietos, kai užkylė, tai kai užkylė, tai yra greičio. Tai dabar turim vidurį pirmos treniruočių sesijos. Išvažiavom su truputį kitokiais važiuoklės reguliavimais, negu važiavom pro lygoj, kad turėtų truputį daugiau sukibimo. Sukibimo juntamai vis tiek mažiau, nes padanga siauresnė. Tai reikia truputį atsargiau važiuoti, reikia truputį atsargiau su gazu elgtis, nes labai aštriai motoras kyla. Porą važiavimų suvažiavau, viršui įvažiavau į didžiausią įmanomą kampą ir užsirakino vairas. Tai truputį pakeitėm važiuoklės reguliavimą priekyje, dabar lygtais to nėra. Nežinau, taip stengiuosi dabar kol kas atsargiai važiuoti, nes dabar jau atvirkščia situacija, kad to sukibimo yra mažiau negu pripratau aną kartą, tai reikia biškį save raminti. Tai, bet viskas tvarkoja, nežinau, šiaip mašina važiuoja, viskas atrodo gerai, jaučiuosi komfortiškai, matysim, reikia treniruotis dabar.
šiaip pagal tą teoriją jie neturėtų skirtis iš vis niekom pagal viską. Tai vos nežinai. Aš pagal tos apie po to Su 17 važiuosim. Žodžiu, suvažiavom pirmą treniruočių sesiją, padariau porą važiavimų, tai kaip ir praeitą kartą turėjau problemą viršui, kad užsirakino vairas pilnam kampe, tai Uris patarė, kad truputį praskės suvedimą, praskėtėm suvedimą, dabar, sakyčiau, gal netobulai, bet geriau, sunkiai, bet išsivairuoja, manau nekeisim, nes čia viskas tvarkosi su suvedimu, tai manau, kad taip ir paliksim, kad jau nieko nekeis, kad tiesiog treniruotis. Padanga tikrai silpnesnė. Dabar turėjau ekstremus tokius, o toliau su Westlake'u važiuosim, bet aš manau, kad jie turėtų panašiai kibti. Tai iš tikrųjų reikia priprast prie to, kad nereikia visada viso gazo laikyti. Su chuligankė nereikėdavo galvoti. Užmini ir važiuoji. Čia jeigu užmini, tai būna kartais, kad tiesiog per daug gaunasi, kad arba pradeda tave kampinti stipriai, arba užsimuiluoja padangą. Tai vat šitą reikia man susireguliuoti, o visą kitą kaip ir neblogai. Į trajektoriją daugmaž pataikau, pravažiavau porinį važiavimą su Savicku, tai ir jisai mane sakė pavijo lengvai ir man nebuvo problemos pasivyti. Vienintelis, kad ko norėčiau daugiau, tai šoninio sukibimo. Nes kai pasistačiau ir atčiažiau jį, jau taip truputį žiūriu, kad ar spėsiu susistoti ar nespėsiu, bet viskas gerai buvo. Tai nežinau, su Westlake'u tikiuosi galbūt biški geriau bus situacija, nes slėgio jau leisti nelabai noriu, dabar su vienu baru karštai padangai važiuojam. Galima dar paleisti tenais iki 0,8, bet po to jau toliau dar eina rizika numontuoti padangą, o efekto yra klausimas, ar yra, ar nėra, ar tik psichologiniai dalykai. Tai va, turbūt daugiau kol kas nėra ką papasakoti. Tai kas labai svarbu yra, kad mašina važiuoja gerai, neturime jokių gedimų, tai leidžia susitelkti į trasą, ta prasme mintis apie trasą, nereikia galvoti, kad kažkas yra negerai, kažkas, žodžiu, tenais pašalinių minčių nėra. Matysim, noriu pažiūrėti, kaip varžovai važiuoja. Bet tikrai mačiau yra, kad važiuojančių yra aštriai ir tikrai bus ką čia veikti. Graži diena, tikiuosi nelis, nežada, kad lis. Tikiuosi gerų varžybų, nesudaužyti, kaip kolegai nepasisekė. Nes čia blemba pasistatymas vis dėlto yra aštrus, o dar truputį to šonio sukibimo trūksta, tai taip visai. Bet viskas okei, žiūrėsim, kaip toliau seksis. Reikia, ta prasme, gazą atleisti. Nesibandęs. Nežinojau tokios technikos. Klausimas, kodėl jūs atvažiuojat čia, statotės į čia ir nuvažiuojat taip? Kodėl 80% daro šitą? Tada jo, gaunasi, kad greičiausiai patogiausia, vos ne, tipo ant pagreitėjimo statytis. Nes gaunasi dabar, kai tu pasakoji, aš tai tą patį dariau, ant stabdymo statais. Taip. Žinai, o jeigu, bent jau, kad ne ant stabdymo būtų, bent jau, kad ant to, žinai, tokio tolygaus. Taip, pabiškai kažkaip greitai atsigaudys. Skirtingai visi statosi, ta prasme, kaip išeina. Jūsų grupė jau pornis? Tai ką tik apturėjom briefingą po pirmos treniruočių sesijos. Teisėjai pagyrė, iš tikrųjų, kas man pačiam keista, nes aš pats savo važiavimu kol kas nesu patenkintas ir nesistengiau važiuoti tų pačių švariausių važiavimų, tiesiog matavausi, taikiausi, reguliavomės, tai žinau, ką reikia pasitobulinti. Kažkam sekėsi truputį prasčiau, bet džiugu, kad auksarankiai lanksto, virina, pjauna, daro, su metru tai pamatos ir vėl važiuos. Liko prisišlifuoti važiavimus, pasistatymą truputį darau su, sakyčiau, klaidelė, per greit atvažiuoju, tada pasistatymo metu stabdausi, koreguoju, ko pasiekoje nesuvažiuoju gražiai lanko ir viršui neatsivežu greičio, dar truputį prisitaupau save, mašiną nenoriu sudaužyti mašiną, nes padanga siauresnė, ne taip gerai kimba, tai vat reikia primatuoti ten tą atvažiavimą į viršų, o kita visa atrodo gerai, sujungiu, tai dabar turėsim dar 1 valandą treniruočių. Tikiuosi į tą laiką pasitreniruosiu ant to švaraus važiavimo ir būsiu pasiruošęs kvalifikacijai. Dar kas truputį neduoda ramybės, kad per treniruotę Marijampolėj pastebėjom, kad vienodos padangos, konkrečiai Westlake'as, komplektas prie komplekto turi kartais skirtingą sukibimą, pakankamai didelio skirtumo. Tai turėjau tokį komplektą, kur visiškai nekibo, važiavom su Indre porinį, niekaip negalėjau pavyti. Kitą komplektą identiškų padangų užsidėjom su identišku slėgiu, nieko nekeitėm reguliavimuose važiuoklės
visiškai normaliai oporinius suvažiuoti. Tai dabar aš net nežinau, svarstau, vos ne gal reikėtų parasibandymui kažkaip važiuoti padangas, pabandyti važiuoti, kad nepataikyti tokią situaciją, kai išvažiuoji į porinį, jau tau nėra kito šanso, o tu išvažiuoji ir sužinai, kad padanga nekimba. Tai galbūt taip darysim. Kol kas nenusprendžiau, nes vėl kvailai gausis, padangos užtenka 4 važiavimam. Jeigu daryti vieną bandomą važiavimą padangai, nesuvažiuos 2 porinių. Nu, žodžiu, tokia dilemytė lengva. Bet čia, sakyčiau, gal ne esmė. Stipriai ties to klausimu gal nereiktų apsikrauti. Va, viskas tvarkoj, oras geras, nuotaika gera, mašina važiuoja be gedimų, pats važiuoja, atrodo neblogai. Matysim, kaip seksis. Dar davažiuoti biškį, nors nereikėjo. Čia labai gražiai užvažiavau, be korekcijos beveik. Ta prasme, čia lėčiau atvažiavau, užsistačiau, užsispyriau ir rėžiau visą lanką, jau čia buvo gerai. Ir ten nuvažiavau greitai, reiškės, kai man pasirodė, kad dar biškį davažiuoti reikia. Nu, bet galbūt šiukšlių pagavau, kokių irgi variantas, žinai. Tai žodžiu, dabar antra treniruočių sesija, jau į pabaigą, pradėjom važiuoti porinius važiavimus, prasivažiavau su plyta, kad pasitikrinti, ant kiek, ta prasme, ant kiek jis lėtas bus ar nelėtas, tai važiavau su, man atrodo, greita plyta, bet buvo jinai mano greičiui labai lėta ir dabar važiavau su greitesnė mašina, su Nissanu, tai man atrodo irgi aš greitesnis, tai tiesiog dėl to, kad variklis galingas, man atrodo, kad padanga nekimba, bet iš tikrųjų pasirodo, kad kimba. Tai reikia tiesiog dabar savęs nesusideginti, neįvelti į vairavimą jokios klaidos. Turėtų būti gerai viskas per porinės. Tai žodžiu, pirmą sesiją suvažiavom ramiai, treniruočių be kontaktų, antroji sesijai pradėjau rizikuoti ir rezultatas truputį, bet čia nieko baisaus, čia tik buferį realiai nuėmiau ir čia truputį gal subražiau, per porą milimetrų pabėgo suvedimas priekyje, bet aš to dabar važiuojant nepajaučiau, tai pamatavau ir ribas. Problema, kad į viršų atvažiavus truputį greičiau negu įprastai. Jeigu atvažiuoju maksimaliu kampu ir stabdausi visiškai maksimaliu kampu, užsirakina vairas. Ir dėl to atvažiavau į padangas, tai tiesiog ramiau ten važiuosiu.
Tai va, treniruotės pasibaigė. Buvo ir atsargių važiavimų, ir agresyvių važiavimų, ir per daug riebių važiavimų, kaip matot. Tai tikiuosi kvalifikacijai sudėsiu viską tą į galvą ir suvažiuosiu tą tokį švarų, gražų važiavimą. Vat. Nežinau, nuotaiką nesusigadinau, kadangi geriau suklyst treniruočių metu negu varžybų metu. Tikiuosi nebeklysiu. Dabar pasukom stoperius, kad truputį mažiau išsukimo būtų, kad neįkristų į tokį didelį kampą ratas. Galbūt tada neužsirakins vairas tenais viršui greit atvažiavus. Ir truputį skysčio trūko vairą sugrindau, bet nemanau, kad čia buvo problema. Tai tiesiog truputį ramiau tenais atvažiuosiu minimaliai ir tikiuosi, va, gal tie stoperiai geriau, ta prasme, veiks ne tiek. Ten to užsukimo tikiuosi, kad užteks tenais. Manau, kad užteks, pažiūrėsim. Dabar, aišku, jau treniruotės baigėsi, bandyti vėlų. Kvalifikacijai prasibandysim. Pažiūrėsim. Sužinosim už valandas ar už 2. Nežinau, kiek girdisi, bet visada prieš kvalą yra didžiulis jaudulys. Ir esminis dalykas, kad prasivažiavęs tai būni jau dažniausiai neblogai be jaudulio. O dabar svarbiausia susitvarkyti ne su mašina, ne su trasa, o su savo mintimis ir su savo jauduliu. Čia yra pagrindas kvalifikacijos. Tai suvažiavau pirmą kvalifikacinį važiavimą, pasistačiau mano akimis nepriekaištingai, į kalną kilau labai gerai ir dėl to, kad kelis kartus tenais buvau išlėkęs, truputį gal pasisaugau ir per daug atsargiai atvažiavau tenais į tą apsisukimą, ko pasekoje nežinau tiksliai ar žolę kabinau ar kerbą tik tais ir toliau sujungiau važiavimą labai gerai, tai nežinau, pats nežinau ar buvau ant žolės ar ant kerbo, tai matysim taškus, matysim ką matė teisėjai. Laukiam rezultatų, bet turim dar antrą važiavimą. Tai va, toksai dabar neaiškus rezultatas kol kas. Tai žodžiu, dabar po 2 kvalifikacinių važiavimų. Pirmo važiavimo metu surinkau 81 tašką, tai gavau minus taškų už tą kerbą vis dėlto. Bet buvau antroje vietoje po pirmo važiavimo tarp visų dalyvių. Tai jau žinojau tikrai, kad jau kvalifikacija yra įveikta, kad galiu būti ramus, kad papuolu į porinius. Tai antro važiavimo metu be jaudulio galėjau leisti savo ramiai suvažiuoti ir gavosi tikrai švarus važiavimas, pakankamai aštrus, niekur neperspaudžiau, be klaidų. Spoteris sakė, kad teisėjai plojo, tai aš manau, kad bus balas geras. Gerai jaučiuosi, nes pataikiau į savo važiavimą, jaučiuosi komfortiškai trasoj. Manau, tikrai buvo geras važiavimas. Tikiuosi, kad neprarasiu jo eigoj porinėse. Žodžiu, ką tik sulaukiam kvalifikacijos rezultatų, tai pasirodo, kad likau pirmoje vietoje su 95 taškais. Ja, čia yra gera žinia. Suvažiavau labai švarų važiavimą, teisėjams patiko. Man patiko todėl, kad buvo mano važiavimas. Aš pilnai jaučiau viską, ką darau, nebuvo jo kažkokių, ta prasme, man netikėtumų. Suvažiavau galbūt ne pernelyg aštriai, bet visur labai tiksliai, labai teisingai, žodžiu, nu, buvo jau pas mane toksai balansas su mašina, kaip anksčiau būdavo su chuligankė. Čia irgi jau dabar buvo toks važiavimas, kur aš važiuoju užtikrintai. Tai va, džiaugiamės
džiaugiamės rezultatais kvalifikacijos ir einam dabar į porinį briefingą, žiūrėsim, ką gausim varžovus kokius ir stengsimės nepasišprinti toliau. Tai ką, dabar po porinį briefingo, iš esmės briefingo metu nieko naujo nepasakė, kaip visada standartiniai, kad lydas važiuoja švarę trajektoriją, Chase'as turi spausti, taip toliau, žodžiu, viskas kaip visada. Priešininką turiu Šarūną Dambrauską, jisai 32 vietą kvalifikavosi, mačiau jo kvalifikacinį važiavimo, nebuvo stabilus, tai blemba, tikiuosi, kad aš aišku nepadarysiu klaidos ir iš jo tikiuosi, kad važiuos be klaidų. Nu, o kaip seksis, pažiūrėsim artimiausiu metu. Atrodo, pasistačiau vienodų greičių ir tiesiog toj vietoj, kur aš jau būnu, ta prasme, atsidaręs, man taip atrodė, kad jisai neatsidarė, ta prasme, tiesiog kažkaip. Ir kas svarbiausia, kad buvo smūgis, nebuvo, kad aš jį ten biškį, žinai, paliešiu, bet atrodė, kad užvažiavimą tą švelnų tokį padariau, neįsivaizduoju, kaip čia taip atsitiko. Labai gaila, kad taip atsitiko. Ką, važiuosiu namo. Tai ką, žodžiu, liūdnoji dalis, top 32 pralaimėjau per mano klaidą. Pradžiai pirmą važiavimą suvažiavau lead pozicijai, suvažiavau pakankamai švarų važiavimą, su nedaug korekcijų. Man pasakė, kad oponentas buvo atsilikęs truputį ir darė korekcijas, sakykime, buvo nelabai stabilus paskui mane. Sakė, kad gal biškį atsargiau reikia pavažiuoti ir aš savo ruožtu, man atrodo, kad atsargiai važiavau, kad yra arti, tai nereiškia, kad neatsargu. Tiesiog gavosi matomai, kad truputį manžo metu mano mašina tiesiog geriau sukibo, truputį pasistūmė geriau į priekį, nes aš pasistačiau paskui jį vienodų greičių. Tikrai nebuvo tokio, kad aš ten raučiausi ant jo ir laukiau tiesiog, kol jisai pradės važiuoti. Mano kampas didėjo tuo momentu, aš buvau atleidęs gazą, laukiau, kol jisai pradės važiuoti ir nesulaukiau, atsitrenkiau. Pažiūrėjom video pakartojimus, nu taip, ten gali būti, kad truputį tuktelėjo mano mašina geriau manžu ir tiesiog užvažiavau ten tą papildomą kilometrą 2, bet buvo labai keista, nes nebuvau atsidaręs, laukiau, buvau arti, laukiau to momento, kai reiks atsidaryti, bet kažkodėl pasivijau ir buvo kontaktas, buvo smūgis. Ką, viskas, mano pralaimėjimas. Važiuoju namo, labai liūdna, bet yra kaip yra. Taigi, teisingos mintis dažniausiai aplanko gerokai vėliau, negu jų reikia. Todėl dabar pabandysiu papasakot, ką suvokiau iš tokios situacijos, kokias išvadas padarėm, kodėl taip atsitiko ir ką reikėtų toliau daryti, kad taip nebeatsitiktų. Tai vis dėlto pats kontaktas pasirodo
ir buvo nestiprus, kaip aš ir sakiau, kad man atrodo, kad aš pasirašiau švelniai prie jo, aš privažiavau švelniai prie jo ir mes tiesiog susikabinom ratais. Todėl ir buvo smūgis, todėl aš ir sakiau, kad jaučiau smūgį. Tai tiesiog kilo mašina, trinktelėjo man iš lanko į alkūnę ir mašina jautėsi kaip smūgis, nors realiai smūgio kaip ir nebuvo. Susikabinom ratais, tiesiog mano mašina kilo orą. Kodėl taip atsitiko? Tai tenais lėmė keli faktoriai, 3. Aš taip įsivaizduoju, mūsų greitis prieš iniciaciją buvo identiškas. Iniciacijos metu mes tiesiog skirtingai statėmės mašiną. Aš stačiausi iš sankabos, kas lėmė, kad aš pavažiavau į priekį. Jisai matomai ar švelniau statėsi, nes mažiau gripo mašinai ir jam mažesnio impulso reikėjo, ar jisai galbūt ir rankinį naudojo, ko pasekoje jisai truputį galbūt sulėtėjo. Tada po pasistatymo, aš kaip ir sakiau, laukiau, kol jisai atsidarys, pilnai laukiau ir 100 kartų turbūt žiūrėjau video, tenais, nu taip, kaip pasakyti, taip viskas sutapo, taip mažai trūko. Žodžiu, jisai klipo pabaigoje paspaudė gazą. Aš asmeniškai spausdavau, kai lydą važiuoju prieš klipą ir žiūrėjau kitų važiavimus, irgi visi atsidarydavo prieš klipą, tai tiesiog jisai labai vėlai paspaudė gazą. Bet aš nežinau, ar tai yra normalu, ar tai nenormalu. Čia, tiesą pasakius, nelabai gerai prisimenu, kaip per briefingą buvo pasakyta. Nežinau, ar tai galima vertinti kaip klaidą, ar tai to negalima daryti, ar tai galima buvo važiuoti. Bet kokiu atveju čia yra teisėjų sprendimas, o jiem turbūt irgi ten sudėtinga buvo spręsti, kadangi ten nuo kalno, kur jie sėdėjo, ta vieta nelabai matosi, plus aš savo kėbulu uždengiau jo galinius ratus, tai jie negalėjo matyti, ar jisai čiuožia ant rankinio, ar jisai jau yra atsidaręs ir, ta prasme, ratai buksuoja ir kyla dūmai. Tai va, tai antra priežastis, kodėl taip atsitiko, tai yra nesusikalbėjimas su spoteriu. Man, jeigu gerai prisimenu, pasakė, kad jisai buvo panašiai už 2 kėbulų nuo manęs ir darė korekcijas už manęs važiuodamas. Tai aš supratau, kad man tiesiog reikia pavažiuoti geriau. Galbūt nereikėjo taip aštriai, bet aš supratau, kad reikia važiuoti normaliai, nereikia važiuoti safe runo. Pažiūrėjus po kartojimo, mačiau, kad tenais buvo visiškas vyjimasis vidum, buvo tikrai ten vietomis ir net 2 korpusai, nu ten tikrai buvo jokio presingo, absoliučiai neaktyvus čeisas, aš sakyčiau. Tai va, tai tiesiog man galbūt per švelniai pasakė, aš dar truputį per savo prizmę tą dadėjau, kad negalima rizikuoti, reikia važiuoti normaliai, žodžiu, kad man nepripaišytų safe runo. Ir dėl to stačiausi per metrą nuo jo, ar ten per 1,5, kiek ten buvo. O nors galėjau greičiausiai pasistatyti per 2 kėbulus ar 3 kėbulus ir po to po biškį artėti prie jo, gražiai privažiuoti, paskutiniam posūkiui užremti ir ten, manau, kad vienareikšmiškai būtų nuspręsta į mano pusę viskas. Tai va, tai dar vienas momentas, kodėl aš leidau savo taip arti statytis, tai prieš važiavimą aš pasižiūrėjau, kad jis važiuoja su tokia pačia padanga kaip ir aš, 225 pločio kaip ir pas mane. Ir aš nesitikėjau, kad ten bus tiek mažai sukibimo. Aš vis tiek galvoju, kad jisai bus pakankamai greitas. Tai va ta bendra, kaip pasakyti, visuma tų visų tokių niuansų, klaidelės, dar kažko ir lėmė tą kontaktą. Ir praktiškai neteisiu šitą situaciją laikau tik į save, kadangi aš esu atsakingas būtent už tą čeisą, tenais ar jisai anksčiau atsidarė, ar jisai vėliau atsidarė, čia yra kaip yra. Tiesiog mano čeiso pareiga buvo tą dalyką įvertinti, kad jis gali būti lėtesnis, kad jis gali atsidaryti vėliau ir aš turėjau tiesiog išlaikyti didesnį atstumą. Tai tiek. Taigi atsirado ir 4 dalykas eigoje pokalbio, kad mano įprotis su chuligankė buvo važiuoti toksai priverstas įprotis turbūt, kad negalėdavai nuo starto pasileisti, nes kitu atveju tu dažniausiai būdavai pralaimėjęs, nes jinai taip nevažiuodavo kaip šitą mašiną, man visada reikėdavo vytis, visada reikėdavo rautis, visada reikėdavo važiuoti į vidų ir visada reikėdavo maksimaliai agresuoti. Ir
tiesiog mano pasąmonė turbūt man neleidžia dar kažkur tais atsileisti, kažkur tais biškį pataupyti, kažkur lėčiau atvažiuoti. Ir prie šito dalyko dar turbūt reikės priprasti, kad mašina gali būti greitesnė negu oponento. Čia taip veikia turbūt pasąmonė ir nors aš tai jau atrodytų trečiam etape, kur dabar buvo, jau turėčiau tą dalyką suprasti ir suprantu, bet vis tiek iš eigos gaunasi taip kaip ir pratęs. Tai o kas liečia pamoką, tai be kiekviena situacija atneša kažkokią pamoką, tai šita pamoka turbūt tokia, kad reiktų geriau dirbti su spoteriu, reiktų realiau žvelgti situaciją ir jeigu reikia kažkur pataupyti, tai ten tiesiog reikia imti ir pataupyti. Tiesiog palikti tas porą kebulų ir suvažiuoti saugiau. Tokia ta pamoka. Reikia tiesiog analizuoti prieš važiavimą labiau stengtis. Nors ir taip stengiamės tą daryti, bet ne visada pavyko. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Ir planas yra dabar sudalyvauti Rygos etape. Bandysim tenais vėl kažkam kažką įrodyti. Ate.